Tai sveiki, turime šiandien naują svečią, kovotoją, Vitą Karosą. Tai Vitai, kaip save pristatytum, gal apart kovotojo, visi jau žino tavo Muay Thai, bokso karjerą, tai kickbokso atsiprašau. Ja. Ne, aš ir boksą esu turėjęs. Ir boksą, ne? Boksą ir pradėjau, aš nuo to ir buvau visai, kaip susprogau kickboksą, nes aš boksą ilgus metus buvau ir gan buvau toks apkūnus vaikas ir atėjau. Ir mano pati pirma kickbokso kova buvo prieš 2 kart mėgėjų pasaulio kickbokso čempioną. Mano pati pirma ever kickbokso kova. Ir ten visi net nedavė šansų visiškai. Aha. Ir aš kai sutikau su tą kovą, visi sako, išprotėjęs, ten 105 kovos, ten 2 pralaimėjimai, Vilnietis, by the way. Gal 2 ar 3 pralaimėjimai buvo, 100 kovų laimėta, ten sakau, 3 pralaimėtos. Ir aš kai sutikau, visi sako, tu išprotėjęs. O aš su juo esu bokse kažkada kovojęs. Bet matai, kai tu bokse kovoji, boksas nelabai žinomas. Aš turbūt pasakyčiau dabar porą pavardžius, net gyvenime nežinotumėt, kurie ten ateitų tą kickboksą net kojom, nemokėdami smūgiuoti, laimėtų prieš visus. Tai aš tada išėjau prieš jį boksę esu laimėjęs, tai žinau, aš kažkaip sutikau, galvoju, okei. Ir tada laimėjau tą kovą. Lygiosiom atidavė, pamenu tą kovą, nors ten į vienus vartus mušiau. Gal buvo gėda, jo. Tada jo, jiems buvo keista, kažkoks čuvakas atėjo, kaip mes vadinam, ant mėsos paima. Jie paima tave, kad tu praloštum. Kad rekordas būtų geresnis kito, jo. Ir tai tada atidavė lygiasis, bet ten po to tas bičas daugiau niekad ir nekovojo. Tai, jo, baigė karjerą. Labai crazy, jo, niekada daugiau nekovojo, ten vienas perspektyviausių, ten buvo, nežinau, N metų, ten jį promino, tipo. Tai baigė karjerą žmogus, žodžiu. Jo, pertrauką pasidarė. Gerai, tai vakar pasidomėjau daug apie tavo ir Instagramą, kai tą pažiūrėjau ir taip toliau. Labai susidomėjau Tailandu. Tai dauguma klausimų bus apie Tailandą, kaip sekės, kaip, žodžiu, viskas vyko. Pirmas būtų, kokia didžiausia iniciatyva iš vis buvo išskristi? Iniciatyva, iš tikrųjų nežinojimas, ką veikti turbūt. Aš mokiausi Univerę, aš įstojau į Univerą, įstojau į mokamą ir realiai man niekas nemokėjo mokslo, aš pats turėjau mokėti, aš tuo metu tik kovojau, tuo metu kovojame, iš vis pinigų nebuvo, dabar palyginti mes visai gyvenam gerai, prieš tai iš vis nebuvo pinigų, tai realiai straglinau su pinigais ir turėjau kažkaip pereiti nemokamą. Čia visai fun, ir aš anatomiją drožiau, tiesiog nežmoniškai drožiau anatomiją. Turėjom Žoską dėstytoją, kuris žiauriai griežtas, ir turėjau išvaryti anatomiją bent jau nuo 8, kad patekčiau nemokamą. Yeah. Tai aš atvariau tą anatomiją, aš per tos mokslus, 2 kovas išėlės pralošiau. Ne, vienos buvo lygiosios, vieną pralošiau ir toks buvau, kur nežinau, ką daryti, tam kovojame, pinigų nėra, mokslai, sunku, aš ką trenerių dirbsiu, trenerių tuo metu ten irgi ne per daug klientų turėjau, tokia atrodė beprasmybė realiai. Ir mano draugas filmavo laidą tenais Tailande ir ten pasirodo yra vienas džimas, kurio ownerio žmona yra lietuvė. Ir jinai visus lietuvių žino. Tai ten toks Deividas Danila yra sportavęs, po to Sigitas Gaižauskas, tas pats tenais, man rodos, yra irgi buvęs. Sergejus Labov tenais važiuoja į tą džimą. Ir jie parašė, kad jeigu tu nori atvaryti ir kovoti už mūsų džimą, mes tau apmokėsim apgyvenimą ir treniruotės, tau nieko nereikės mokėti, tu tik bilietus nusipirki. Ir aš tam metu pasižiūriu, turiu 1000 eurų, tai okei, važiuojam. Aš įsilaikiau anatomiją nuo 8, aš ten pervalgęs nuo tų mokslų, viską, žinau, kad perėjau nemokamą. Tiesiog norėjau pailsėti, nežinau, ką su karjerą daryti, tai aš švariau Tailandą. Ir tai turbūt geriausias sprendimas mano gyvenime. Aha, super. Tai kaip manai, koks didžiausias skirtumas kovos kultūroje, Tailande ir Lietuvoje? Kuom iš vis ta disciplina gal skiriasi, ar pats stilius, ar tas visas vaibas? Jo, ten žoskai, ten atrodo fun, bet ten žoskai, nežmoniška monotonija. Lupa jūs ten, ne? Ten tuos vaikus pasiema, kad tu įsivaizduotum, tie vaikai 7 metų jau jie yra paėmami iš tėvų, ten yra kempai, ten nėra džimai, ten yra kempai, juos paima mažus vaikus, įmeta į tas stovyklas ir jie ten sėdi ir ten treniruotis yra tokios pačios, visiškai tokios pačios. Tu 2 kart per dieną, 6 dienas per savaitę darai tiesiog tą pačią treniruotę. Atsikeli, bėgi krosą, sušokdynė 15 minučių, shadow boxingas, 3 raundai lapkių, 3 raundai šparingo, 3 prie maišo, visokie pratimai, klinčas, pusę valandos eini namo. Ir taip tu sukie 6 dienas per savaitę. Tai ta kultūra kitokia, bet ten jie per tokį kažkokį
Jie turi to lengvumo kažkokio. Lengvabūdiškumas Jo, atsidarymas, jo. jie šiaip tokie, tipo, jie netvarkingi, nors ten šiaip šaibų žmonės turi, ten, žinai, mes kaip galvom, kad jie ten trečiarūšiai žmonės kažkokie, neturi ten vos ne kaip, tipo, prastai gyvena. Ne, jie visai šiaip neblogai gyvena, tie taiciukai, jie turi pinigų. Bet kultūra tokia yra, nu, netvarkos tokios. Jie chill, tipo, jie su Jo, tais jo. pačiais flip-flopsai, tom pačiom tapkim 10 metų vaikšto, žinai, tipo, kol dar gali, tol vaikščios jie su tom tapkim. Tai ir jie tą kultūrą tokia, jie, kadangi žiauriai daug kovoja nuo 7 metų, jie turi tą tokį lengvumą, pas jos nėra treštolko tokio per daug, nežinau, galbūt jis ateis su laiku po Čia gal biškį. ta azijietiška pagarba tokia vyresniem. Jo, nes ten aplinkui kas, nu yra Kinija, ta pati Japonija su savo kickboksu, ten tokia, jo, tie patys kučekai yra ten senovės muitai, aplinkui yra dar, jo, kučekai vyksta ir virš, užmiršau kaip tas, tai tas pats Meimaras yra, kur vyksta iš vis bare knuckle, tu varai bare knuckle, plus gali dar headbuttint. Tai kaip Street Fightas. Iš galvos, jo, ir tu kovoji iki 2 nokautų, ten pats brutaliausias sportas. Bet ten daug tokių, jo, tokių per religiją, per budizmą pas juos į tą sportą žiūrima, ten, tai kažkaip to treštolko net nėra. Bet pas juos ir nėra to tokio komercijos tame sporte, žinai, nėra, kad promotionus bildintų dar kažką, ten žmonės yra antiek įsilavinę ant to sporto, kad jiems įdomu žiūrėti tiesiog tipo stilius prieš stilių, pas juos nėra, kad vardas prieš vardą kovoja. Ten dažniausiai... Iš technikos realiai viską ima. Jo, žmonės tipo gaudosi tenais, jie visi žino, tipo, plius minus stilius, plius minus kas alkūnė, kas ten, žinai, alkūnė kelias, kuris presuoja, kuris ten... galbūt tas muy femur, kur techniškas kovotas, kuris bando counter-attacking, žinai. Tai jiems įdomu tiesiog pažiūrėti, plus betinimas. Jo, pastebėjau, norėjau kaip klausti apie šitą, kad pas jos ta kultūra nesisieja tik tie sportų, bet ir tie žiūrovai jų yra atskira dar kultūra, visai ekosistema pasidaryta. Ten žoskai, bet aš pirmą kartą, kai kovojau Tailandė, ne pirmą kartą, buvo antra kova Tailandė, aš išėjau ir mano treneriukai tiesiog pasikūrė, aš po pirmo raundo, žiauriai prastai pirmą raundą sukovojau. Ir mano treneriukai, tipo, grįžtų, jie, tipo, rėkia, ir aš galvoju, what the fuck, tipo, kodėl jie čia, tipo, taip, žinai, užsivedė, nors ten, nu, tipo, aš dar gan eilinis, gan tik pradėjau kovoti, žinai, o man po to sako, I bet on you, tipo, I bet on you. Tai jie, tipo, betina net ant savo kovotojų, ant kitų kovotojų, ir jie ten yra tokie užsivedę, kad crazy, jie ten gali palikti visą savį, jie ten per tą pertraukėlę kalbą, man kartais baisu, žinai. Jo, daugiau užsivedė jie negu tokių kovotojas. Tipo, davai, varyk, tu gali, tipo, aš tavim tikiu, mes treniravomės visą mėnesį, kam, kad tu praloštum šitą raundą. Ir jie ten, žinai, tokias motyvacinės Goginso kalbas duoda, bet dėl to, kad betina šaibas. Tai jo, ten labai daug, visur stavkės. Ir ten ant tokių kartais nesąmonė, jie betina, aš kažkada važiuojus, pafilmavau, tipo, kaip žmonės stovi prie žvirbliukai, tipo, narveliuose ir jie, tipo, kažką, ir nesupratau, aš nufilmavau ir pačio draugas iš Vilniaus, jie turi savo klubą, ir jis sako, čia jie, tipo, betina ant paukščiukų, kuris garsiau sučilbės. Nu, čia žiauriai, aš įsivaizduoju, kaip jie iš vis, tipo, patikrina, kuris garsiau, bet jie ten baisiai užsivedė, tipo, davai, užmibė, jie ten, varo, žinai, tas pats ir faituose, tipo, jie, pas juos atmosfera žiauriai yra faituose, daug kas dėl to važiuoja tą Tailandą ir ten tą atmosferą, nes jie, kai pastato pinigų, jiem iniciatyva yra... Jo, ir jie nori parodyti ir teisėjams, žinai, jeigu, ta prasme, jie ten mini smūgį pataikys, jie ten tiesiog visi šoks, wow, atrodo, nokautą padarė, žinai. Jo. Ir jie bando duoti įtaką ir teisėjams, žinai, kad, tipo, wow, įsivaizduok, dabar kovotų Lietuvoje ir vienas kovotas tik smūgiotų ir visą, wow. Tai vis tiek įtaka yra teisėjams, emociškai, žinai. Supratau. Gerai, tai kalbant apie šitos visus žmonės Tailande, ne tailandiečius užsienio atvažiavusius. Tai minėjai, kad daug iš jų bėga nuo kažkokių problemų, ar ne? Ai, šiaip, tipo, nežinau, tą muitai, matai, muitai nėra pinigų iš esmės, čia toks turi būti lifestyle, čia turi būti tavo gyvenimo būdas. Jeigu nori pinigų, nežinau, galbūt MMA, galbūt jau labai aukštam lygiai yra, arba ten Tailandė aukštam lygiai, bet ten pačiam Tailando aukštame lygyje muitai, tai ten nėra užsieniečių beveik, ten, tipo, taicas prieš taicą.
yra pora komercinių tokių lygų, kur yra pinigų, bet šiaip čia yra lifestyle, žmonės atvažiuoja, tipo, jie ten 10 metų atsėdi, tipo, jiems O dėl ko jie atvažiuoja? Čia kažkokia matai gal kažkokia istorija ar ką, ar pavyzdį žmogus, kur, nu, tipo, vat, buvo namuose problema ir jis tiesiog pabėgo. Ne, tai aišku yra, kažkam atsibosta, kažkam, nežinau, tenais yra, kas pažįsta argentinietį, kuris prisidirbė savo šaly ir negali grįžti, tipo, jis mokamai tai atvarė į tą ir gyvena. Bet dauguma tai čia yra lifestyle'as, jiems tipo fun. Ten atvarai, kovoji kas mėnesį, užsidirbi šaibų, ten treniruojasi nemokamai, šilta, karšta, kokosus geri, žolė legali dabar tenais, viskas ten, kai kuriems ten yra visiškai, žinai, rojus, jis sėdi ir jie net nemąsta nieko kito daryti. Tai toks yra lifestyle'as realiai, ne, nu be kovos menų, kad tiesiog ateina, rūko. Jo, ir šiaip patys tailandiečiai jie netgi turi tą tokį, ten nėra tokį pas mus, tai mes tai biški rimtai žiūrime sportą labai, žinai. Mytybos, apskaitę, jau, žinai, aklimatizacija, visa kita per tokį mokslinį. Taici jie, tipo, 2 dienas iki kovos tūsina, karaoke, prisigeria belė kiek viskio, o girti vaikštų po 2 dienų varo fighting, žinai. Aš esu kovojęs prieš girtą tailandietį vieną kartą, kad, nu, taip suvokti, aš atvariau, tipo, man reikėjo kovoti ir mano varžovas netvažiavo tiesiog. Bet maniškiai treneriai jau pažadėjo, nu, tipo, promauteriai pažadėjo, kad aš būtinai sukovosiu, tai jie realiai ėjo, tipo, pro visą tą stadioną mini ir, tipo, kas nori kovoti. Ir šos girtas tailandietis, nu, treneriukas. Buvęs kovotojas, sėdi, bet jis girtas, plyšęs, tipo. Aš kovosiu, tipo. Ir išeina ringą, nuo jo tiesiog smirda alkoholiu, nes žmonės. Pirigaras visas, ne? Ir jisai fightino ir tokias nesąmonės darė, kur sunku supras, aš antram raundį jį nukautavau, nu, bet ten buvo, nu, absurdas, tipo. Bet jo, pas jos toks lifestyle'as, tipo, nėra jokio, kad ten aš per daug, mes čia Lietuvoje fizinis pasirengimas, žinai, miegas dar, ne, jie, tipo, jie geria, rūko, bet ir kovoja. Yra labai geras video, kai George St. Pierre'as į UFC atsivedė savo tenais tokį prancūzą, kuris gyvena Tailande. Ir jisai girtas atėjo su pilvu iškritusiu ir visus UFC kovotojus ten vartė visiškai, žinai. Bet taip yra, tiesiog tu tiek surinki Tailande valandų ringę, kad tu labai tau tampa komfortabilu būti ringė. Bet nežinau, čia turbūt vienintelis pliusas Tailando labai didžiulis, kad ten nuolat bus kovų tau. Nuolat. Niekur turbūt pasaulyje tu tiek nesurinksi valandų, kiek gali surinkti Tailande. Ir su visu audiensu irgi, tai kaip ir minėjai, kad visi pasikūrė, visi su iniciatyva atėjo. Jo, ir šiaip didžiulė rinka, ten jeigu tu esi biški įdomesnis ir turiu minėti galbūt ne kiek trašolko aplamai, iš esmės kaip asmenybė, ten visai gali greit įsipopint, realiai ten aš turėjęs 2 kovas, ten 2 kovos po 70 000 peržiūrų surinkusius YouTube'ai, ten toks tailandietis vlogeris, žinai, ir ten daug, tas vlogeris kelia video, ten tik biški įdomesnis už žmogus, ten bam 100, ten 200 štukų peržiūrų, 300 štukų, nu tai žmonės žiūri ir jiems tikrai labai įdomu. Galima sulyginti Lietuvoje krepšinį su Tailandu ir Muay Thai? Jo, aš manau, kad panašaus lygio turbūt įsivaizduoju. Daugiau net, didesnis, tai čia yra tokia kaip, nu, Blemba irgi Lietuvoje galėtume sakyti, kad beveik kiekvienas moka krepšinį žaisti. Ten irgi panašiai, tai žinai, mes kalbam apie mastelius, kur 3 milijonai, kur ten kiek 70 milijonų Tailande gyvena žmonių. Tai ten žymiai didesnis, plus ten yra tokios didžiulės pasaulinės žvaigždės, kaip Buikavas, Senšajus, kurio žino, žinai, visas beveik pasaulis. Yeah. Jeigu kalbam apie kovinį sportą, tai ten visi žino, ten kiekvienas taksistas kovų turėjęs, visi varo žiūrėti ir sakau, tas betinimas turbūt kas paverčia, tai labai dar žymiai įdomiau įsitraukti. Ir man pačiam, nu, tipo, tu atvarai, jeigu tu net 2 kovotų nežinai, tu ant kažko biški pastatai, crazy tau iškart, žinai, tipo, įdomu, nori išlošti, tai jie ten iš vis pasikūrė, tipo, žiauriai pasikūrė būna. Supratau. Šiaip, ką ištraukiu iš Tailando? Gal kažkokių metodų, nu, kaip sakė, labai atsipūtę, tai gal kažkokių streso managemento visokio ar sunkumų kažkokių, kaip įveikti. Ką ištraukiu iš tų? Realiai pagrindinė taisyklė, kurią išmokau iš Tailando ir atsivežiau, nei ten technika, nei kažkas, bet turbūt išmokau, kad it's not that deep, nežinau, gal šitai pasakyčiau. Ne taip viskas rimta, kaip visiems atrodo, žinai. Mes Lietuvoje, žiūriu dabar jaunimas, kurie užaugę, pavyzdžiui, ant to jutėmėjų. Dabar yra karta, kurie auga ant jutėmėjų. Nes anksčiau būdavo kita organizacija. Pavyzdžiui, žinai, kokia organizacija prieš tai buvo, prieš jutėmėjų? KOK buvo, jo. Tai ilgus metus buvo KOK, realiai mes net kažkaip sunkiai atrodė, kad kažkas naujo įeis į rinką. Ir realiai dabar mes jau, man net sunku suvokti, bet jau yra karta, kuri net nelabai žino KOK, tipo, jie žino tik jutėmėjai, jie užaugo ant jutėmėjai. Ir yra kovotojai, kurie pradėjo savo karjerą nuo jauno jutėmėjai.
Tai matosi, kaip tas vakarietiška kultūra jos paveikų, žinai, kad jie ten... Koks skirtumas esminis tarp KOK ir Utkos? KOK yra sena karta, buvo ilgus metus monopolija, visi kovotojai ir realiai vienintelė organizacija, kuri gyvavo Lietuvoje ir organizatorius to manipuliavo iš esmės. Nu, tipo. Tai kai tu turi visus kovotojus pas save, tu tada nustatai rinkos kainą, žinai. Iš esmės niekad nebuvo jokio pasipriešinimo tam KOK, tokio rimtesnio, kuris ateitų turbūt į tėmėjus, ką atnešė naują Lietuvą, tai ten ir žmonės dirbantis viduj yra visiškai beveik nieko nesusijęs su koviniu sportu iš esmės. Jie supranta, kovinis sportai jiems yra įdomu, bet jie nėra buvę kovotojai ir treneriai, nes dažniausiai kas kurdavo kažkokias konkurencingas organizacijas KOK, tai būdavo žmonės, kurie, nežinau, patys treneriai, patys dar kažkas, ir jie nesuprasdavo to tokio komercinio indėlio į pardavimus galbūt, į tą pačią plėtrą, tai jų tėmėjai tie patys žmonės, kurie dirba, jie supranta kovinį sportą, bet jie yra visiškai komerciniai žmonės, tai yra labai fun ir tai atnešia naujo tokio vandens, jie ima konceptus, žinai, iš kitų organizacijų. Šiaip manau susidomėjo žymiai daugiau žmonių dabar štai su... Tikrai, ta prasme, kas yra su media dirbama, čia yra amazing, aš sakau, niekada negalėjau pagalvoti, kai prieš tai ten, nežinau, Instagramas ten du postai per visą promotioną būdavo, žinai, tai labai sunku. Tėmiai realiai atėjo su naujovišku žvilgsniu į kovinį sportą, jie pasiėmė UFC kažkokius, žinai, tipo insidus, One Championship, tokius inside dalykus ir viską apjungė, žinai, tai labai fainai iš tikrųjų tėmiai. Įdomu, kaip, žinai, plėtra bus, bet realiai, jeigu su tokiom žiniom ir su tokiom idėjom, kokias dabar vysto, tai galbūt vieną dieną bus didžiausia Europai. Supratau, super. Gerai, dar vienas paskutinis klausimas iš Tailando. Kokią Maksins įsimintiniausią istoriją? Nu, kur kokią nesąmonę ar kažką, kad tokį įspūdį paliko, kas Lietuvoje tikrai neatsitiktų. Nu, blemba, tai va turbūt tą, kada kovau su girtų tailandiečių, nes ten irgi, tipo, 2 dienas prieš buvo Tailando naujieji metai, mes ten baisiai užtūsinom su draugeliu, ten pas mergas buvom ten iki nakties beveik, važiuojam... Mergas ir vyrus. Mergas. Šiaip ten jau, žinai, pirmą kartą nuvažiavęs, tau sunku atskirti realiai, bet po to tai tu iškart jau šarini, tai man žiauriai keista. Jo, išsipūtė viskas. Jo, kai žmonės nuvažiuoja, tipo, aš neatskiriu, kaip tu neatskiri, nu, tipo, žiauriai jasna, tipo, 1,90 m, tailandiečiai nėra 1,90 m, žinai, merginos tailandietės nėra 1,9 m, žinai. Tai jo, ir įsipūtusios, viskas sudėta, ten būna tokios barbė, žinai, 3D pečiai, tokie papai, žinai, ten D dydžio sudėti. Tai vat, tai jo, mes tada su draugeliu grįžinėjom gal 5 ryto, ten ant tų pyrų, visi dūžė, mes žiauriai dūžė, nes ten Sonkranas, tai naujieji metai, balandžio mėnesį vyksta pas juos, ten vandeniu pilstosi viską. Jie, ten su šautuvais, ten įsilakso gatvė, ne? Ir mes tai grįžom 5 ryto ir man žiūri treneriukas skambina. Hey, how are you? Good? Sakau, good. Okay, you fight you fight Friday. O ten yra, tipo, mes 4 rytą grįžinėjom, 4 rytą. You fight Friday, tomorrow, okay? Okay. Tai turiu parą atsigauti. Tai aš tiesiog įsimegojau, atsikėliau, tipo, 4 vakare, nuvariau džimą, tipo, kažką pakalbėjom su treneriukas pats žiauriai plyšęs buvo, nes jie irgi žiauriai švenčia ir mes kitą rytą ten pats jis dar apsimegojęs, mes, sakau, nuvarėm, priešininko nėra, girtas tailandietis, aš dar susiūlėm kojų buvau, nes aš ten infekcijas buvau pasigavęs. Labai iš tikrųjų, Tailandis, ko kovoju, tai su infekcijom aš esu ten. Visi su tapkėm, drėgna, ne, ir šakė. Žiauriai, šiaip mano imunitetas apnisas, aš visą laiką odos ligas turėdavau, tai aš ten... Dar to labiau, ne? Bet prieš tą kovą aš 2 mėnesius realiai net nesportavau. Prieš tą kovą aš 2 mėnesius nesportavau, nes kovau su infekcijom. Man ten pjovė, darė, ten operacijas turėjau 3 ar 4, 3-4, tai aš susiūlėm kojoj, dar tipo variau fightinti ir fightinau prieš girtą tailandietį. Tai buvo bet aš neturėjau pasirinkimą, nes pinigai baiginėjosi jau ir labai reikėjo, ten už kovą moka visus 130 eurų. Bet žiauriai. Bet Tailandė tai čia gal daug ar ne?
Aš tuo metu dabar jau biškai žinok kyla viskas. Ten jau nebėra taip. Nebėra taip pigu, ne? Nebėra taip pigu, kaip atrodo, bet tuo metu man labai padėjo tie 120 eurų. Realiai neturėjau pasirinkimo, aš tam siūlėme jau kovoti, tikėjausi, kad tik tais neįmuš man, nes ten būtų atsidarius žaizda, tipo žoskai. Tai jo, šitą tokia man turbūt fun istorija. Ten katuose irgi, ten įmetai bagažinę, tais vaikais veža, ten tipo į tą kovą, ten atvarai, balaganas, toks, žinai. Biški visai kitaip, nes čia Lietuvoje viskas taip struktūrizuota, žinai, ir labai faina yra abiejose pasauliuose pabūt, žinai, nuo to, kad, žinai, tavo lentelės iškabintus turi atskirą rūbinę, žinai, tenais 3 žmonės sukasi, vienas teipina, kitas ateina patvirtinti, tu turi atskirą išėjimą, tai viskas, žinai, organizuoti labai kitokią Tailandę, tipo, tu su priešininku tiesiog, čia sėdi kartu, tipo, we fight, okay, good fight. Good luck. Žinai, ir tu sėdi su savo priešingu tiesiog šalia viens kito ir žinai, belė koks balaganas, nesupranti, kada tavo eiti, kada neiti, tai irgi labai... Jo, tai čia matau, daug iškilę tas susidomėjęs iš kitų sričių. Lietuvoje gal labiau iš to, kad būtent atskirimas tas, kad čia turi būti priešai būtinai, kad čia drama, o Tailandė, kaip sakai, iš technikos viskas, tai dėl to ir yra, taip, kad, ir tu Tailandė neprikursi tiek, nes iš esmės tų turnyrų per savaitę vien Pukete vyksta, aš bandžiau kažkada skaičiuoti 8 ar 9 per savaitę. Per savaitę 8-9 turnyrai. Tai čia tik Puketas, tai yra dar Chiang Mai, Chiang Rai, Buriram, tada yra Pataja, Bankokas pats didžiausias, tai nežinau, kokie 50-60 eventų per savaitę. Kai mes Lietuvoje, žinai, turim 3-4 metus, tai tu gali bilinti, žinai, daryti tos dalykus. Tenais tiesiog neišeis, žmonės tiesiog varo žiūrėti. Aišku, turizmas irgi didžiulis. Žmonės ateina irgi turistai tiesiog pasižiūrėti, jiems nelabai svarbu, kas kovoja, žinai, tiesiog nori pažiūrėti. Tiesiog jau tą visą vaibą. Ok. Koks buvo didžiausias iššūkis tavo karjeroj? Ką išmokai iš jo, koks buvo, ar čia feilas, ar nesėkmė kovoji? Ką labiausiai išmokau? Tai va, turbūt tada, kai pralašinėjau, turbūt mano, aš visą laiką vadinu pralaimėjimas, kuris didžiausią laimėjimą man atnešė. Tai va, buvo prieš... Čia gal po 21 metais, ar 22, aš jau net nepamenu. Prieš Pultaražinską kovojau pirmą kartą, gal 3 savo pro kovojau dėl diržo. Ir 6 raundus atkovojau čia Vilniuje ir aš pralašiau tą kovą. Ir tai realiai buvo man geriausias pralaimėjimas. Aš labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, jeigu atsukčiau laiką, aš nenorėčiau laimėti tos kovos. Nes iš esmės aš... Kas pasakyti? Nes tuo metu aš kažkaip aš jau taip įsivaizdavau, kad esu nenugalimas, čia būsiu undefeated visą laiką, ką tas, žinai, ten tipo, čia diržą pasiimsiu, mokslai nebuvo man įdomu tada, toks plaukiau pasroviu iš esmės kažkokio iliuzijų, žinai. Tai kai aš pralaimėjau tą kovą, man toksai, aš galiu ir pralošti, mano tas boksas ne visada veiks. Kažką reikia veikti, po tos kovos ten buvo pertrauka, tokia aš traumą gavau ir toksai buvo... Į realybę grįžai, ne? Jo, aš tada ir kažkaip mokslus susimaniau sutvarkyti ir ties to treniravimu biškai patreniruoti, kitus dalykus užsiimti susimaniau, žinai. Kažkoks buvo toks realistinis biškai spyris iš igną, kur tipo, tu gali, nežinau, sakau, aš labai bijau. Aš manau, kad jeigu būčiau išlošęs tada tą diržą, aš būčiau biškai, žinai, paskendęs iliuzijų. Tipo, su diržu viskas, žinai. Bet jau nebereikia stengtis, tai aš labai džiaugiuosi dėl to pralaimėjimo. Aš sakau, jeigu atsukčiau laiką, nenorėčiau laimėtis kovos, kad ir kaip ten viskas. Kokios savybės būtinas kovotojui? Kaip jas ugdai? Ugdyti nežinau, iš tikrųjų, daug tų savybių gali turėti, man atrodo, ir kiekvienas turbūt skirs skirtingai. Man atrodo, kad tu tiesiog psichologiškai turi būti pasiruošęs. Pofik tavo technika, pofik kaip tu spiri, pofik tavo genetiniai sugebėjimai, tiesiog jeigu turėsi užsispyrimą iš esmės, tokį ir psichologiškai tvirtas būsi, tu gali būti kovotojui. Iš esmės pats svarbiausias dalykas. Ir tų pavyzdžių yra tikrai, kur čuvakai, storuliai visiškai turi charakterį, eina į priekį, viskas, tipo, tu nieko nepadarysi. Mes Vilniuje yra, pavyzdžiui, Vlasevičius, kuris iš vis, tipo, šiaip jo kūną pažiūrėjus, net neatrodo kaip sportininkas koks rimtas, žinai, ir jisai toksai, bet jis tokį užsispyrimą turi, kad, žoskai, tipo, jis tokį tempą užkelia viską. Sakau, man atrodo, užsispyrimas yra svarbiausias dalykas kovojime. Jokie kiti genetiniai sugebėjimai, galbūt ankstyvo jaunystėje, kol esi, po to vis tiek ateina, turi būti, žinai, turi norėti laimėti, nežinau.
Tai šitas ateina gal iš tokios motivacijos ir energijos jaučiu. Jo, bet daug kas sako, aš visą laiką žiauriai ginčios. Visi sako, tipo, disciplina over, tipo, motivacija. Aš manau, kad nebus disciplinos, jei nebus motivacijos. Iš esmės, čia vienas su kitu sąveikauja, žinai. Mes kalbėjome kaip tik su dėstytoju apie šitą, kad sako, kad motivacija yra tavo kodėl tu darai, ir Būtent. Disciplina yra how. Tiesiog Būtent. kaip pasiekti. Būtent, Ir žinai, jeigu tu tai- neturėsi viens kito, tai nepasieksi. Jo, nes aš galiu bėgioti tos krosus, kiek aš noriu, bet jeigu aš atsikeliu, aš nežinau, dėl ko aš juos Va, bėgioju, būtent, jo. žinai, nu, dėl to, kad tiesiog prabėgu, o galbūt, nežinau, tu bėgioji, kad būtum čempionas, o gal tu net nenori būti čempionu, žinai. O čia Jo. mano brolis, aš turiu labai talentingą sportę brolį, nežmoniškai, jis 1,24 m, už mane dar jaunesnis. 77 kg, nu, labai didžiulis, ilgos rankos, turi jausmą, turi genetinius sugebėjimus, bet jis sako, aš nesuvokiu kam, sako, aš nerandu motivacijų, sako, nu, tipo, sako, aš būsiu čempionu ir ką. Ir iš esmės tu negali pykti ant žmogaus, nes, nu, čia, aš, žinai, kiti pyksta, sako, o blembo, va tas talentingas, bet nevaro. O vardan ko tu turi varyti, jei tau nėra motivacijos. Čia nėra pinigų, Jo. čia neužsidirbsi 2-3 milijonų, galimai net jeigu ir tu užsidirbsi dėlius pinigus, tu 36-37 jau baigsi savo karjerą ir turėsi vis tiek kažką mąstyti, ką daryti. On the side tavo yra sveikata, kurią tu žaloji, o čia labai sunku pinigais pamatuoti, žinai, tu realiai šitas sportas tikrai nėra, kad mes sveikėjam su kiekviena diena, žinai, su kiekvienu šparingu, kad kažkaip mes sveikesni tampam. Kaip tik, nu, tu žaloji save, tu rizikuoji savo sveikatą, vardan kartais tikrai žiauriai mažų pinigų, iš esmės tu turi norėti iš tos vidinės motivacijos, o ta disciplina, tai man atrodo, jeigu tu tikrai stipriai nori, nu tai jinai ir bus. Tipo, jeigu tu matai realiai tikslą ir tu matai, kad, okei, aš galiu, tu savim patiki, nu tai bus ta disciplina, bet sakau, man, kai sako, čia tik disciplina svarbu, nu tai man... Jo, čia tokia, man nesąmonė. atrodo, dabartinė iliuzija yra, kad Jo. šitas, to vien tik Jo, disciplina, ir čia daryti Goginso prisižiūri, kur Jo. turi bėgioti, vardan ko tu bėgioji. Tai dabar vaikai čia, aš skaičiau straipsnį, dabar vaikai čia išeina iš mokyklų, nes priklauso tų visokių Goginsų ir šitų influencerių. Jo, mes ir šiandien paskui šakės būna. su mergina dar kalbėjom, žinai, vat. Sako, blemba, tu reikia NPBR, tipo, kelti 6 ryto. Ir iš tikrųjų yra kai kurie kovotojai, kurie keliasi ten 5:30 žiūriu storius, keliasi, jie ten varo į salę. Nu žiauri bullshit, nu nesąmonė. Tu man galit mane, nežinau, dėt galvą prie peilio, aš nesakysiu, kad tai yra sąmonė. Nu kam tu 5:30 keltis, eis sportuoti tą salę, tu atsikelk kaip žmogus 8 valandą, įsimegok normaliai, atsigauna kūnas, nueik pasportuok ir viskas. Nereik vaidinti, žinai, tipo kažkokio kosminio tenais, kad tu čia 5:30 varau, ariu, tipo 500 įspūdimų darau. Tai nu, kartais tai tiesiog doesn't make sense. Ja, pritariu. Gerai, kokius patarimus duotum naujiem kovotojam, naujiem žmonėm, norint pradėti kovos menus? Blemba, Eiti nepamesti. tai treniruotės? Jo, gali taip pas mane treniruotis privačias. Aš šiaip tai siūlyčiau pasvarsyti, ar tikrai to norit, o jeigu tikrai to norit, tai tada nepamesti savęs. Neparsiduoti. Dabar mes, kaip sakau, pamatom biškį, kad kažkas komerciškai geriau, nežinau, užjuda, žinai, ir tipo kažkokį dar lifestyle, jeigu parodo įdomesnį, žinai, jie paskęsta tose iliuzijose, kad čia davai, aš trištolkinsiu, būsiu, žinai, nebūsiu Media staras visoks? Jo, nebūsiu savim ir už tai, tipo, bet už, žinai, užsidirbsiu šaibų. Iš esmės, realistiškai tu gauni tenais, sunku sakyti skaičiais, aš negalėčiau to patvirtinti, bet tu tikrai negauni 3 ar 4 kartus daugiau, tipo, nuo to, kad jeigu tu esi geras kovotas ir tu esi geras plus, tai nežinau, ten kažkaip save pušini dar, žinai, ant medijos, nu tu negausi ten kosmiškai daugiau, tu gausi galbūt daugiau, bet netgi nėra blogai, sakau, pušinti save į tą mediją, bet tu būk savimi, žinai. Kartais labai matosi, kada žmonės galbūt fake, žinai, jie daro tam, kad, nežinau, tą papildomą 1002 gaut, žinai, ir tu save parduodi, iš esmės ilgalaikiai perspektyvoj, vis tiek tai atsiliep, žinai. Galbūt ne dabar, net ne po 5 metų, po 10 metų tu suprasi, kokį tu šūdą darėjai ir save galbūt morališkai valgėsi ar dar kažką, žinai. Tai kita vertus siek, čia tas sporto karjera tokiem žmonėm gal sudaryti salinai trumpa
Ir tada po jos tu turi reputaciją visą užsibilinęs ant šito to charakterio, o galbūt tu nori būti kitas. Ir sunku tada jau pakeis, nes visas media coverage'as buvo tada. Jo, nu ir sakau, nu ir šiaip toksai, žinai, čia ne kiek dar irgi, ne kiek apie aplinkinius, kiek apie patį save. Tu turi būti ramus su savim, tu turi būti patenkintas savimi, tada tu gali kažkaip judėti, tobulėti ir save vesti. O jeigu tu esi ne savim, nu tai tu save griauši, tipo, anksčiau ir vėliau. Tipo. Ateis tos moralkės, visiems ateina, aš nepažinau nei vieno, kuris tipo savo tai media pušino, darė nesąmonės ir po to nebuvo moralkių, žinai, kokias nesąmonės darė. Tai sakau, nepames savęs turbūt dėl papildomo 1000. Ta 1000 galima daug lengviau užsidirbti, neparduodant to vidinio savęs tikro, žinai. Tai gerai, turi gal kokių ritualų prieš kovą? Mačiau šokį. Šokį. Ai, ne, Tailando kažkoks šokis, jo, bet ten yra, jisai šiaip privalomas yra netgi. Jo? Čia yra atiduodi pagarbą savo mokytojui. O tai jis sukuria kažkokį special dance ir kurį jo mokiniai šoka, ar čia jo, ne, tai yra iš 2 dalių įsidaromas, tai yra Y crew, kuris tu atiduodi pagarbą savo kovotojui, savo treneriui mokytojui, nes tai Y šokis crew yra mokytojas, tai tu atiduodi, sakau, tokią pagarbą mokytojui, kad jis save išmokino, po to ateina Ramui, kur tu jau šoki toksai daugiau tradicinis budistinis šokis, kur tu atiduodi ten pagarbą, nežinau, gamtai, ten atiduodi žemę, saulė, žinai, ten paukščiai, kuris yra tradicinis, žinai, Tailando simbolis. Tai jo, čia privaloma šitie? Tailande privaloma, vaikrų yra privaloma šiaip visur, vaikrų privaloma, ta pirma dalis. Ramui nėra privaloma, bet Tailande plius minus visi šoka, kad atiduoti, nes iš tikrųjų ten irgi, jeigu mes kalbame apie tradicinius tokius stadionus, tai ten biški yra įtakos ir teisėjams, žinai, jeigu tu ateisi ir ten tik kokį, žinai, gražiai sušoks ir tą tokį turės gražų stiliuką, tai atiduos jam, žinai, kovą. Čia kaip pirštinėm pasiliesti, ne? Nu jo, panašiai gal veikia, kad respektą parodai. Jo, tu parodai respektą iš esmės tam sportui, žinai, tai kai tu ypač esi užsienietis ir iš tikrųjų labai fainai, jauniem kovotam patarimas irgi, kas bus Tailande, nepabijokit to šokio, žinai, nes kokį tu respektą gauni iš tailandiečių, iš tos Muay Thai bendruomenės, kai tu sušoki tą pilną gerą vaikų, tai yra tikrai crazy, tipo, žiauriai crazy. Labai labai fainai, žinai, kai patys tailandiečiai prieina, tipo, sakau, wow, tipo, buvo žiauriai gražu, čia, tipo, mums daug reiškia, labai fainai. Geras. Ačiū tau, žinai. Tai jo, šiaip ritualą, nežinau, plius minus aš visada muzikos pasileidžiu, mėgstu, nežinau, biškį padainuoti, turiu amuletą dažniausiai, kai kova yra, tai irgi Tailando amuletas, su kuriuo ten pasimeldžiam, ypač Tailandė su treneriais dar ko, bet tokių, kad specialių ritualų, nežinau, galbūt neturiu per daug. Ką įsineši iš sporto ir kovų į tiesiog eilinį gyvenimą? Kas manai labiausiai tave veda iš to? Nu tai va, tai turbūt, nežinau, aš gal pats ir savęs ramus, tai man sunku atsakyti, ką atsinešu iš sporto. Užsispyrimą, aišku, tu esi žiauriai užsispyręs, tau, tu žiūri ir kurie ten, nu, ateina sunkumai ir, tipo, ten psichologiškai sunku dar kažką ir toksai, bullshit, žinai, bullshit. Yeah. Tipo, mes kasdieną nenori, Tailande varai ir tave drožia, žinai. Psichologiškai, tiek fiziškai, žinai, tai tu užsibildini tą tokią kietą skūrą labai, žinai, ir tu realiai gali, vienas tikrai geras dalykas, aš tą pastebėjau net, aš e-commerce užsiemu tuo pačiu, kad tu, kad ir kaip tau nesiseka, kad ir koks šūdas, tu tiesiog kiekvieną dieną atsisiesi ir dirbsi ir tau bus pofik, tipo, nu pofik, tu antiek įpratęs tiesiog daryti tai monotoniškai, nežinau, ten sekasi, nesiseka, nes aš nuo 10 metų sportai šitam boksą esu turėjęs iki 18 metų 130 kovų. Tai aš visą paauglystę prakovau ir man sekėsi, nesisekė, koks įrimas. Tu visą laiką varai treniruotis, prasme, net nebuvo tokio pasirinkimo, kad ar tu nori eiti boksą ar nenori. Man tėtis griežtai pasakė, iki 18 metų, kol tu gyveni su mumis, tu eisi boksą. Yeah. Po 18 daryk, ką nori. Ir aš realiai 18, kaip sėjo, aš iškart mečiau boksą. Pirmas dalykas, ką padariau, mečiau boksą ir aš ten 1,5 metų tiesiog nieko su sportu nedariau ir tik po to į kickboksą atėjau. Bet iš esmės tai išmokino to tokio, kad ir kas, tu kasdieną pasidarai tos taskus, žinai, kuriuos reikia pasidaryti ir, nežinau, sekasi, nesiseka, tiesiog darai. Tai aš manau, va šitas dalykas labiausiai man gelbė dabar. Papasakok biškai apie tai snifą. Tai tu dabar esi kaip su Dovydu, jūs kartu darot? Ne, jau mes pasiskyrėm. Pasiskyrėte, ne jau? Tai kaip visas prasidėjo? Tai Tailande, realiai lygiai tam pačiam Tailande, iš turbūt to nepatogumo aš
išsileidau visus pinigus, turėjau grįžti į Lietuvą ir žiūriu, kad turiu lagaminą, ką reikia parsivežti, nes visus pinigus įsileidau tuo metu Tailande ir galvoju, reikia kažką parsivežti. Aš buvau tada su tokia tailandietė ir jinai man sako, tipo, aš ten, žinai, klasikinis, va toks primityvus mąstymas, ką vežt man, nu gerai, šortus, pirštinės, dar kažką, bet šortai ir pirštinės užima žoskai daug vietos, nu kiek tu priveši, plus profito mažai būdavo nuo jų, žinai, va norėdasi kažką parsivežti, kad tu galėtum, nu bent nuo kažko startuoti vėl Lietuvoje, tai man sako, jinai, tipo, paimk, tipo, šitų, žinai, o aš mačiau, kad, nu, tipo, visi tailandiečiai ten uostai, nu, nesveikai, mes nelabai... Bet jie įrūko ir uosto, ar čia kaip vienas arba kitas? Ne, čia tik uostai. Jo, bet aš kalbu, kad, nu, nesakai, daug kas rūko. Rūko. Tai jo, jie rūko ir uosto, ar ir čia uosto, jie realiai dažniausiai ten darbuose, ar kažkur pas juos kiti night marketai žiauriai yra ant bangos. Ir by the way, turiu tau dovaną. O, ačiū labai. Vieną tai snifą. Tai va, bet pas juos yra night marketai, kur jie ten sėdi iki pirmos, 2, 3, žinai, ten kepatas dešrelės ir va ten aš pradėjau matyti, kad tie kepatas dešrelės, tos moteriškės susikdinsusios nuolat uosto. Arba ryte atsikelia ir uosto. Ir man aš toks, what the fuck, žinai, kas čia yra. Ir jinai sako, paimk, tipo. Ir aš tada paėmiau gal 24 vienetus, jinai man sako, imk 50. Eik, tu, blės, kokia čia, blės, nesąmonė man, kas čia pirks, nesupranta žmonės, kas yra. Ir aš po to nusipirkau jos 24, pamenu, o jie mažiukai, žinai, man telpį lagaminu, dafiga. Aš ten, aišku, šortą prisipirkau viską, bet pasiėmiau juos ir parsivežiau Lietuvą ir žiūriu internete, tipo, man ta tailandietė vis siuntė video, kad ten Central Sea yra į prominę, žinai, tenais, dar visokios žvaigždės naudoja. Aš galvoju, okei, nu, tipo, man pačiam... Ta banga toje ateis. Nu, man buvo įdomu, tipo, ir aš papostinau istoriją, labai pamenu juokingai, tipo. Papostinau, čia, nu, žiauriai sunku supras, kas čia yra, ne? Nu, iš esmės, taip, kaip žiūri šono iš šalies. Aš pafotkinu, prašiau, kas žino, ta žino. Parašykit, kas norit. Žinai, ir žmonėm turbūt buvo tas surajus, ko aš, žinai. Jo, ta visa misterija pasidarė. Aš pamenu crazy, ten aš gal per 20 minučių tos 24 vienetus išpardaviau, visiems užrezervavau ir man ten visą dieną pompavo žinutėm, skambino, tipo senį. Nes aš po to įdėjau linką kažkokį video, žinai, apie tai, kas yra, man skambina. Už kiek paėmė, sakau ten, nu, tipo, už 15 eurų rezervavau viskas, seni, aš tau 100 eurų moku man palik, sako, naktį skambina čiuvagas, tipo, 11. Ir aš okei, tada sėdžiu, galvoju, ble, kažką reikia daryti, nu, tipo, jeigu žmonėm įdomu. Bet aš šiaip pagalvoju, kad čia toks vienkartinis dalykas, iš esmės, bus, žinai, nu, parvežiau tos 2-4 žmonėm įdomu, okei, gal žmonės neusikabins. Ir kažkada tada vasarą skrido draugas iš Tailando. Sako, mačiau, tu ten pardavė, atvešiu, tipo, 100 vienetų. Ir aš jau toks biškis įgandau, tipo, 100 vienetų, čia mestis per pusę ant tos siuntos, ar čia įsiparduosim. Ir įdėjau, tipo, Su Dovydu metės per pusę? Ne, dar Dovydo nebuvo tada. Ir įdėjau story ir pradžiui taip kažkaip neįsikabino ir po to pamenu vėl, pum. Ta 100 vienetų mes per parą pardavėm, vėl. Eik sau. Per parą. Okei, nieko nesupratau tada. Ir tada Dovydas, taip, mes su Dovydu buvom nustoję bendrauti, tada vėl bendravom. Ir tuo metu Dovydui kažkaip sunkiau buvo, jisai ieškojo, kur, ką jis ten buvo, pamenu, biški investavęs pinigų, jam ten sudegė tie pinigai. Ir jam, nu tikrai, tipo, tuo metu biški tokia žopa buvo, žinai. Ir sako, blemba, bet sako, man žiauriai įdomu šitie tipo dalykai, žinai, galėtume pabandyti kartu. Ir aš toksai, nežinau, mes su juo labai nuo vaikystės, žinai, draugai, sako, davai. Važiuojam, žinai, jis turi auditoriją iš esmės, tada mes ten susimetėm, pamenu, 400 vienetų siunto, žinai. Ir kad tu suprastum, tipo, mes net tą šopą neturėjome, mes per Instagramą. Jo, aš prisimenu, kai dar pradžių tie buvo. Ir mes tada su Dovydu, tipo, tos 400 vienetų, ir aš labai gerai pamenu, šiaip, kad aš sakiau Dovydui, blemba, čia sunkiai turėtų įsiparduoti 400 vienetų. Ir Dovydas sakė, tipo, įsiparduo, žinai. Ir ką atsisiuntėm, vėl įdėjom istoriją ir ten žopą. Ten žoskai, aš visą parą tiesiog sėdėjau, man akis raudonos nuo tų žinučių. Ir ten sunku, nes tu visiems banko pavedimą turi siūžinai. Ir per diemus ten viskas maišas. Tada turi patikrinti, ar jisai pervedė, tada užsirašyti, jisai atsiunčia tau paštomatą, tu ten, nu viskas tipo ranka, žinai, aš nelabai suvokiau, tipo, kaip ką daryti. Ir tu tipo viską ranką suvedi. Jam buvo žoskai, mes 400 vėl ten per 2 dienas pardavėm. Ir ten irgi paskutiniai vienetai, ten mes, kadangi tiek buvo daug žmonių, nežinom ką daryti, tai pakėlėm kainą. Galvoju, blemba, nu mes čia biškai gal jau per blogai, bet žmonės tiesiog buvo pofig, jam, tipo, įimu ten už 3 eurų. Už 3 eurų, ten paskutinius gal 25 vienetus. Nes žmonių buvo gal kokie 200, kurie norėjo, ir buvo ten 25 vienetai.
už 3 eurų įmečiau sąskaitą, kurie pirmie pervestė, tipo, bam, 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 tai vėl, per 2 minutės, dung, 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 dung. Nu ir okei, tada jau reikia kurti, žinai, kažką galvojau, mes tiesiog ranka neišvažiuosim, Nepajėgsim. bus žopa, tipo. Ir tada šopa, tipo, aš visiškai nieko prieš tai neturėsiu, biškį esu, tipo, domėsis e-commerce, biškį padės, aš ten kaip 16-17 su grafiniu dizainu biškį dirbau. Pas domėjausi, tai aš buvau biškį padės, bet taip, kad kur šopą dar kažką nieko nemokėjau. Tai bet vėlgi tas sportinis toksai interesas ir užsispyrimas, žinai. Turėjau draugelį, kuris žino, kaip šopus kurti. Okei, aš atsėdau pas jį ir mes ten, pamenu, 12 valandų išėlės tiesiog sėdėjom, kol nesukūriau šopą. Tiesiog 12 valandų sėdėjau ir man buvo pofik, tipo viskas. Ir aš per tas 12 valandų padariau tą šopą, viską, sujungėm, aišku, belie kiek klaidų padarėm, ten nesąmonių pridarėm, žinai. Bet, nu, tada tą šopą pradėjom ir kažkaip vis developinasi, žinai. O tai kaip dabar jūs siunčiatės didmeną iš Tailando vis tiek? Jo, nes šiaip čia tokia iš verslo pusės, tai yra žiauriai lievai, nes Kinija negamina jų. Čia yra vienas niuansas, jeigu mes iš verslo pusės Kodėl negamina? Kažkokia priežastis ar tiesiog nedėjo? Nu, tiesiog, aš esu bandęs pas juos imti, nu, ten šūdas tiesiog. Taip. Net ir Tailandė yra kiti brandai, tu juos paėmė ir ten jau nėra tas pats. Tiesiog, nu, atrodo, lyg ir tie patys, bet kažko trūksta, žinai, kad, nu, nėra to tokio efekto, ką šitas turi. Yeah. Ar jie tai per savus, ar tai ne per stiprus, nu... Kažkaip vis netrandu. Čia balansas šoks atgal. Vis netrandu. Šitas yra tobulas variantas ir realiai jisai tik Tailandė ir jo populiarumas nežmoniškai kyla. Toj pačioj Azijoje jisai tiesiog būmina nesveikai, dabar Singapūras, Malaizija, Laose tam pačiam. Nu, džiauriai didžiulis Korėjoj, nes ten kažkokia koriečių dainininkė tipo, įkėlė video su juo, kad jinai naudoja prieš koncertą. Ten kosmosas dabar Korėjoj, pietų, ten jie selinasi žiauriai. Tai kyla kaina jų, sunku su užsakymais kartais, tiesiog sako, mes neturim stoko dabar. Tipo, reikia laukti, tai kyla kaina jų. Ir dar kita tokia iš verslo pusės problema, kad jie žiauriai ilgai naudojasi. Tu realiai jį nusipirki, tu nepirksi jo antro, jeigu tu nepamesi jo. Tai iš esmės mažai returning customerių tokių yra, žinai, nebent tie, kurie pameta, žinai. Tai va, tas iš verslo pusės tai yra prastai, nes... Čia dabar su tais indeliais tai super varė, girdėjai, kad bankrutavo, kad per geras produktas tiesiog. Tai iš esmės čia labai panašu, nes tipo, tu realiai iš turiu žmonių, kurie 2-3 metus turi ir tipo, good. Tipo, jo, aš irgi pažįstu. Jisai biški yra kažkiek netokio stipraus poveikio, bet jisai stovi, tipo. Bet čia kas esmė, čia tas kažkokios special žolelės tailandietiškos, kur tik Tailandė auga. Kodėl taip sunku pagauti? Aš nežinau, turbūt tos žolelės tai gali augti visur, bet galbūt, nežinau, Tailando klimatas kažkaip jas va taip būtent padaro. Tas brandas naudoja oilus čia tos pačius, žinai. Tai sunku pasakyti. Galbūt Tailando klimatas tiesiog yra tobulas šitam produktui, tai jis tikrai žiauriai gerai veikia. Yra ta vietnamietiška žvaigždutė, kurią mūsų tėvai visi naudoja ir ten biški vyresnė karta visi žino. Visi, kas posta šitą, tai iš vyresnės kartos sako, tai čia yra žvaigždutė. Bet, nu, žodžiu, būdavo... Bet tai ką, čia panašus dalykas, kaip tokia mindelė irgi tiesiog? Ne, būdavo mažesnė mindelis, tai būdavo tepamas kremas, ten ant smilkinių kaip galvas skaudėdavo, ar ten anosios, tai čia labai panašus produktas, realiai iš tų pačių komponentų, tik tais jisai tepalo pavidalu buvo. Tai čia yra Vietnamo dalykas, o Tailandė, va, jie turi ir tepalo pavidalą, bet jis kažkaip kažkas sugalvoja padaryti va tokį uostamą ir jo, crazy, bet kol kas Europoje mes dar neturim bumo, tai iš tikrųjų labai neišnaudota dar rinka iš esmės, čia man pačiam reiktų pasitemti ir neužstrigtis Lietuvą ir pradėti plėstis. Na gerai, da, ir pabaigai palinkėjimą jaunimui. Palinkėjimą jaunimui, tai blemba, domėkitės, bandykit viską, man labai keista, kai žmonės ir liūdna, kai žmonės susistagnuoja vienoje vietoje, žinai, 2 metų, bam, viskas logistika, transporto, žinai, viskas dirbsiu iki galo gyvenimo ir nieks neįdomu, bandykit viską, būkit pilotu, būkit daktaru ir po mėnesio eikit į tada logistiką, jeigu atsibos. Gerai, ačiū. Tai ačiū, kad žiūrėjot, dėkui dar kartą Vitui, kad atėjo ir sėkmės visiems.